Janina Keliauskienė, daugiabučio namo bendrijos pirmininkė, Lietuvos būsto ūkio savivaldos steigimo iniciatyvos grupės vadovė ir jos pranešimas komunalinių paslaugų išlaidų mažinimo būdai ir priemonės. Prašau. Labą dieną, gerbiami kolegai. Aš esu bendrijos pirmininkė, bet mūsų bendrija steigta nelabai seniai, 65 Liepos, mes atsiskyrėm nuo bendrijos, kuri pragyvenom 24 metai. Ir tikrai mes ten pragyvenom pragarę. Buvo prirašinėjimas ir karštą vandenį, ir remontas visokių. Jeigu, pavyzdžiui, buvo padarytas pakeista šilumos šaltą vandenį visus vamzdynai, ir buvo išrašytas verslimo liudijimas 505 litrai, senas pirmininkas man pasakė, kaip namo įgaliotinį, ką tu išprotėjai, negalėjai dar 1000 prirašyti? Sakau, ne, Bikėtas, ką aš galiu prirašyti? Ašgi gyvenu šitam name ir dar iš savo žmonių vogsiu pinigai. Sako, tu man tokį nereikalingą. Geriau, sakau, čia bus paskutinis lašas. Ir mes tada pradėjom atsiskyrimą būdas. Bet irgi buvo sunkus kelias. Buvo užblokuotas notaras Naujoj Vilniuje. Paėmė mano įstatus, pralaikė 20 dienų, grąžino atgal. Aš tada bandžiau mieste, radau notarą, patvirtinam įstatų. Aišku, dėka mūsų namo gyventojams, savininkams, 27 žmonės iš 38 eina šitų sunkių kelių. Mes viską praėjom. Ir aš pati paskui pradėjau daryti sutarčiai. Sutarčiai aš padariau beveik visi tiesiogiai atsiskaitimas. Su Vilnius vandenį, su Vilnius energija, iki šiol mes neturėjom. Viską skaičiavo bendrijos buhalterį. Kaip skaičiavo, kiekvieną aš 7 metai stebėjau, kad pa mums žiemą metu prirašinėja 40-35 kubai karštą vandenį. Čia buvo, galų galas. Ir mes atsiskyrėm, aišku, šitas pirmininkas ir dabar man kiša koją ir trukdė. Yra ten 3 gyventojai tokie, jie nebūtų savininkai, nei nieko, čia vaikų vaikai. Jie irgi tenai, vienai šitai šaltai. Ir man tenka visų, bet aš viską išlaikiau. Aš jums sakiau, Bikėtų, aš pragyvenau po SSR, esu trimtinė, buvau kur bėgai medvietė, aš nieko nebijau. Tu man ten nori teikti, aš vis tiek sakysiu tą, ką aš galvoju. Ir tas pats su šitą Vilnius energiją. Kad irgi aš pabandžiau, gegužį mėnesį dar buvau namo įgaliotinė. Žiūri, kad nueinu skaitliklis, dieną rodė, nueinu per pusę valandą jau 10 kW privaryti. Skambinu Liežnovų, sako, Igai, a kas čia darosi? Nieko nežinau, skambinu Bikėtavui. Sako, Bikėtava, a kas čia tokia, kodėl per 3 valandas, per pusę valandas privaryti 10 kW? Nieko nežinau, viską jūrėsi. Gerai, sakau, tada aš kviečiu komisiją. Iškviečiau komisiją, surašėm aktą, parašiau merui. Ką jūs galvojate, ką pakarosis atrašė man? Atsirašinėjimas. Čia jūsų pirmininkas privarė. Ir kada aš tapau pirmininką, aš iš karto sakiau, viskas, aš tvarkysiu pati. Užrakinau šilumos mazgas, kur eina vandens apskaitos, elektra apskaitos, ir paėmiau raktas į savo rankus. Ir dabar mano šilumos punktai niekas neužeina, tik aš, kartu su santechniku, ir šitas Liežnovas, energijos atstovas, skambina, kada jam reikia užeiti į šitą, į šilumos punktą. Kada mes gavom pirmą apsiskaitimą dėl šilumos, pas mus buvo pati mažesnė kaina. Pati mažesnė visam mieste. Bet ten irgi buvo tokių kliučių. Pas mus pastatytas naujas šitas, modernizuotas 2003 metais, nuėmė mūsų elevatorinį mazgą ir pastatė naujas rūdisėlį. Ir ten su šitų rūdisėlių galima laisvai naudoti nuotolinę būdu ir per telefoną. Ten yra pastatyta bitė kortelė. Bitė. Reiškia, gali būti ten kur nori, užsienį, miške ir gali varyti telefoną. Aš parašiau į Ministerstvo energetiką laišką ir gavau nušpoką atsakymas, kad nuotolinės būdus šitas yra nesertifikuotas Lietuvoje. Tai 5% tik sertifikuotas. Aš parašiau tada Cibulskui ir inžinieriui ir paklausė, ar mūsų name yra sertifikuotas? Jis sako, ne, nepraėjo metrologijos. Gerai, sako, nepraėjo, aš darysiu tą, ką žinau. Aš pradirbau gamyklai 34 metai kontrolinė meistro, žinau, kas čia metrologija.
Mes niekada negalim priimti detalės, jeigu nebuvo patikrintas, arba mikrometras, arba pasametras, arba ką nors. Viskas, viena partija priimta, atiduodam, tikrina ir tada mes dirbam toliau. Aš atjungiu anteną, pakviečiu, iškart buvo šilumininkas Vitalijus Buhajevas, aš jums paskambinu, sakau, Vitalij, atvažiuok, išimsim šitą SIM kortelę bitę ir atjungsim anteną. Ne, aš šitą nedarysiu. Gerai, sakau, tu pas mane nedirbsi. Aš pakviesiu žmogų, kuris man atjungs, padarys taip, kaip aš noriu. Atvažiavo naujas mano santechnikas, atjungė anteną, atjungė šitą išėmė bitę kortelę ir ką jis galvoja, 3 mėnesių pats mažai mes mokam. Buvo dar atvejis toks, kad Vilnius Energijai skambina, sako, aš noriu papulti pas jūs šilumos mazgą. Sakau, ką jūs ten palikot? Čia mūsų namas, čia kooperatinis namas, mes su savo pinigai 87 metam gavom šitą butą. Čia mūsų viskas turtas. Ką jūs ten darysite? Kodėl pas jūs neveikia šitas kompiuteris? Sakau, kompiuteris veikia, bet neveikia jūsų apskaita. Jo. Sako, kad, kaip man papult? Sako, nikai, ką, jūs neturite santechnikas? Ko turiu? Ta jūs neturi raktą, nesakau, raktas pas mane. A kur jūs esate, sakau, labai toli nuo čia. Kada jūs būsite, sakau, nežinau. Nežinau. Viskas, iki šios dienos, jis va, dabar numinės skaitiklius, atėjo, pažiūrėjo, ne žodžių nepratarė apie šitą nuotolinio būdų. Ne žodžių. Ir reiškia, mes vasarį sumokėjom. Pats buvo šaltas mėnesį. 386 litrai mes, dviejų kamerų būtų, 50,31 kvadratas, aš sumokėjau. Šalia mane gyvena, kur prižiūri priemiestis, 708. Ten yra prižiūri priemiestis. Va dėl ko aš įsakiau dabar gyventojai. Kursi mes bendruomenę. Aš paimu iniciatyvą į savo rankus, bet aš žinau, mes naujo Vilniuje šitą pasieksim. Pas mus buvo šitas rajonas pramoninės. Aš puikiai pažįstu visus žmonės, ir Mėrį, ir Žalgiris, ir statybos atgailos mašinų gamykla, ir mes puikiai viską šitą padarysim. Aišku, su pagalba Edmundo, Vladimir, aš puikiai pilnai pritariu, kad mums reikia keisti šitą Vilnius Energiją, reikia kažką galvoti. Aš jau dabar turiu jau 2 projektą, yra Saulės energija, kogeneracinė, visą šitą ir tada mes spręsime. Pas mane bus penktadienį susirinkimą. Mes kalbėsim apie dar remontą, iš dalies remontas yra padarytas, bet mums reikia sutvarkyti šitą broką, tarybinės laikai pastatytas namas, pelėksės visi reikia sutvarkyti ir pakeisti dar šitą, ten kur yra stovai, visi šitie mūsų kranai, viską yra surūdėjęs. Elektra 24 metai nebuvo tvarkytas, reiškia mes elektros skydinę visą sutvarkėm, laiptinės remontas, durys pastatymą elektroninę. Mes gyvenam, kaip jau galima pasakyti, kaip Europoje. Galite atvažiuoti pas mane svečius, aš jums parodysiu, kaip atrodo dabar mūsų namas. Jau rudenį bus sutvarkyta pelėsas, stovus ir viskas. Mes dar vėl gyvensim 24 metai laisvai. Ačiū Jums už tai, kad pakviečiat mane. Labai malonu bendrauti. Ačiū.